Dabar į Norfą. Partynų. Ta nieko nežinojai. Sveiki, atėjom dabar į Norfą pirkti valgyti ir pleistrų. Šiaip pagrindė pleistrų. Ir tada eisime į jaunimo centrą. Turėsim susirinkimą su Martynu. Ir ką mes dar šiandien turėsime? Nieko. Varysiu į grimo pamokėlės. Trečiadienį tada turėsim visos komandos susitikimą, tai paserviruosim kontento. Jeigu viskas išeis pagal planą, tai 16 dieną vasario, kur išeis vlogas, turi būti labai geras. Tada dar mokymų bus vlogas po to iš karto. Tu čia vlogai pasakai, kas bus Ko tikėtis iš mūsų? Ne kitas dar čia. Gal 4 vlogai priekinčiai. Kaip nejaukai iš abiejų pusių save matau. Aš sakiau, kad reikia susirinkimo tada, kai tu dar nieko nežinojai, bet dabar tai jau tipo viską žinai. Kokį ilgą jūs gabalą gali daryti? Skambink. Man sakai pasidaryti refleksiją ir aš pradėjau darytis refleksiją ir aš per daug minčių prisigaudžiau, kiek daug dalykų užsirašiau ir nežinau, man dabar veikia šizatelė kokį. Vai, užmes kažką. Kuniguntą gal padainuot? What the fuck, čia vyksta? What the fuck? Taigi man patinka tas backgroundinis. Labai atitinkantis. Tu nenori per mano koncertą? Nežinau, kas čia yra. Ir jo, labai kietai, kad norite atvaryti tą renginuką. Mes nieko gyvenime neveikim, tai tikrai norim. Gerai, ate. Žiūrėkit, jos valo čia įrankius ir... Merginos žaidžia. Aš parodyčiau, kad tu darai, bet aš negaliu rodyti. Aš va tik dabar ką tik nusiprausiau. Fuck. Žodžiu, aš ką tik... Fuck, what the fuck. 9 minutės ir už 9 minučių manęs atvažiuoja pasiimti Funero. Žiūrėkit, šį kartą Akvilė. Paskutinį kartą vlogė buvo per Kalėdas. A ne? Jo, paskutinį Kalėdas. Tai jau užpypinsim. Ai, žiūrėkit, Karolina, kaip šiandien gražiai atrodo. Tas ir Ana. Aš taip patylėsiu buvau. Tai aš kas buvau užsiminęs apie... Žinau, man irgi jau sakė, aš irgi noriu. Aš jau išsiimsiu darbą vieną papasakoja, bet... Ir mes įsiminę dar pamažu, kas kaip šiandien kalbėjom, kad visai prikolas būtų nuo penktadienio iki sekmadienio. Tomorrow. Mes ką tik... Ne, tai nufilmuot, kaip mes ėjom, kaip mes buvom ir kažkur. Nenoriu sakyti, nes aš galiu netyčia neigiamą nuomonę pasakyti. Mes ką tik suatėnė po suotinio susirinkimo. Kiek vertinu nuo 1 iki 10? Nuo 1 iki 5. 1 iki 5 duočiau kokius 2,5. Aš duočiau 3, nes man visai linksma buvo, bet ko atvažiavo autobusas. Ir dabar grįžtame į jaunimo centrą ir bandom suderinti, kad jaunimo centro neuždarytų, nes nėra kam dirba nuo 6 ir bijom, kad dabar anksčiau užsirakins ir, nu, žodžiu, nebeįleis mūsų niekas. Ta prasme derinu, kad dar dirbtumėm. Tai va, ką jūs gero. Ką sugalvojau, kokią gerą idėją sugalvojau. Jeigu ką, praeitas savaitės vlogas turėjo būti biškilgesnis, nes mes dar filmavom kaip ir Vilnių važiuojam ir kaip Vilnių susitikom. Žinai, kiek minučių ilgesnis gaunas, kai iškarpom, ko negalim, minutė ilgesnis. Dabar nebeturiu ką papasakoti, viską papasakau. Registruokitės į mokymus. Ate. The next day. Nėra kavytę, valgau barnį, nes ką tik pavalgėm pietus, o Lukai, ką tu su kuo derini? Kavą ir čipsus. Bet žinokit, aš labai noriu namo. Man čia nesaugu yra. Labai nesaugu. Visi pasimasi į mano gyvybę. Lukai, baigė. Kalėdas rodėm, kaip darom valgyt. Ir da pradėjom per kiekvieną vlogą valgyt. Rytoj turėsim... Visas toks. Ir rytoj turėsim kokią susirinkimą. Taip. Geriausia apsauga yra susilaikymas. Nesigavo eilinis įgėm. Čia kaip jinai gražiai atrodo. The next day. Darom susirinkimą. Akvilė. Ateina. Eismina ir kažkur Natalija. Ir Gabrielė. Va, Gabrielė nelabai matosi, bet yra ir Gabrielė.
O Gabrielė serga. Mes jau kokį 15 minučių netėjom ant kalbom. Ar nepradėjom. Išvesim ir Gabrielės gimtadienį per afterį jau iš anksto, tokie iš anksto. Baigiam susirinkimą. Įsina dabar užrakinam. Mas pylė telefoną. Aš labai keikiuos daug per šitą vlogą, būtent tą savaitę. Įsimetimas jums turbūt, bet trečiadienį mes buvom savivaldybėj. Tai susirinkimą perkeliam į penktadienį. Ir neturėjom Gabrielės ir Deimilės. Nes Gabrielė serga, tai Gabrielė nuotolinė, o Deima pas Darną išvažiavo. Mes su Akvilė valgom salatytes. Čia va šitas kažką dirba. O tie? Ką jūs ten dirbat? Lukas išėjo koncertą, aš likau vieną. Ne.